Šį savaitgalį pasirinkau kryptį, kurioje žingsniai skaičiuojasi kažkaip kitaip. 11 km pėsčiomis aplink Kernavę. Žygis yra radialinis, tad startas ir finišas toje pačioje vietoje. Trasa tinkama su dviračiu ar vežimėliu. Patartina pradėti žygiuoti prieš laikrodžio rodyklę. Nors trasa yra nepilni 11 km, bet joje yra 2 aikštelės su pavėsinėmis, kur galima pasislėpti nuo lietaus ar tiesiog pasistiprinti. Jei galvojate, kad Kernavė yra tik tie 5 garsieji piliakalniai, labai klystate. Tikrasis grožis prasideda paėjus šiek tiek giliau. Kodėl šis maršrutas yra visiška magija? Reljefas, kuris neleidžia nuobodžiauti. Neries šlaitai ir miško takeliai greitai primena, kad Lietuva nėra jau tokia plokščia. Lipi į kalną, gaudai kvapą, o viršūnėje atsiveria toks vaizdas, kad pamiršti visą nuovargį. O pavargus galima ir pailsėti, šalia upės, bei paklausyti upės bei paukščių dialogo. Eidamas palei upę, pagauni tą visiškos ramybės jausmą. Vandens tėkmė, ošiantys pušynai ir jokių miesto garsų. Tikra terapija protui. Istorijos dvelksmas. Žingsniuojant vietomis, kur kažkada virė mūsų pirmosios sostinės gyvenimas, apima ypatingas jausmas. Atrodo, kad kiekvienas piliakalnio ar miško šešėliai saugo 1000 metų paslaptis. Netikėtai prieinu Sūpynių alėją. Rodos jos viena su kita varžosi. Užlipus ant baltojo kalno, atsiveria vaizdas, kuris priverčia akimirkai sustoti ir tiesiog giliai įkvėpti. Prieš akis išnyra įspūdinga Neries kilpa, kurios ramus sidabrinis vanduo grakščiai rėžia sodriai žalių miškų masyvą. Žvelgiant iš viršaus, upės vingis atrodo tarsi gyva, pulsuojanti arterija, jungianti šių dienų ramybę su 1000-mete krašto istorija. Tolumoje, kitapus upės, horizontas banguoja medžių viršūnėmis, o giedrą dieną saulės spinduliai taip žaidžia vandens paviršiuje, kad visas slėnis įgauna magiško, beveik kinematografiško grožio. O žygio pabaigoje, kai kojose jau jaučiasi visi 11 kilometrų, užlipus ant Kernavės piliakalnių viršūnės laukia pati geriausia kulminacija. Stovint čia, kur prasidėjo Lietuvos istorija, o veidą glosto vakaro vėjas, apima neapsakomas pasididžiavimo ir pilnatvės jausmas. Žvelgiant žemyn į Neries slėnį ir kitų piliakalnių siluetus, supranti, kad šis žygis buvo ne šiaip pasivaikščiojimas, o tikra kelionė laiku. Rezultatas? Nuovargis kojose, bet visiška ramybė galvoje. 11 km gamtoje veikia geriau nei bet koks spa. Jei ieškote idėjos ateinančiam savaitgaliui, Kernavės miškai ir slėniai jūsų laukia. Rekomenduoju 10 iš 10.